dabar. Tai tikiuosi išmokote mano blynus jau kepti, kaip Robertas mokė, dabar išmokysiu greitą pyrago receptą. Žodžiu, tešla, 4 kiaušiniai, stiklinė miltų, stiklinė cukraus, kepimo milteliai. Va, viską kartu sumaišote. Iš pradžių kiaušinius, po to cukraus dedate, miltus. Aš truputį įdėjau kakavos, kad būtų tokia rudesnė, gal biškis vieniau bus. Tai va, tešla tokia maždaug turi gautis, va. Po to, galima vietoj bananų naudoti ir obuolius, ir kitokius vaisius, nesvarbu čia. Bet mes pasirinkom bananus, nes bananai papigėja ir šiaip norim paragauti su bananais. Tai va, tai nežinau, kokia pas jūs gali būti skarda, gali būti ir kitokios formos, bet pas mus yra 4 bus maži tokie pyragėliai. tą pačią skardą ištepti aliejum, kad neprisviltų ir neprikeptų. Ir tada išdėlioti bananus ir tiesiog užpilti tešlą ir kepti kažkur pusvalandį 200 laipsnių temperatūroje. 200 laipsnių temperatūroje ir tai tiek. Kepti iš apačios ar viršaus? Kepti iš visur galima. Tai tiesiog, kad karštas būtų. Iš apačios, man atrodo. Mes šį kartą darysim iš apačios. Tai tiek.